Per 11 metų gyvavimo istoriją Kauno miesto studentų lygoje komandos nebuvo surinkę po lygiai taškų, o šiais metais KMSL turnyras vyko kaip niekada atkakliai. Dvi komandos Pacosas ir Domicel.lt po visų įskaitinių rungčių bendroje įskaitoje surinko po vienodą taškų skaičių. Kadangi KMSL taisyklės tokio atveju nenumato, organizatoriai nusprendė turnyrą pratęsti ir suteikti galimybę šioms komandoms dar kartą susikauti dėl pagrindinio turnyro prizo – automobilio. Bendrų komandų sutarimų superfinalas vyko boulingo takelyje. Nuo pat pirmųjų metimų į priekį įsiveržė Pacoso ekipa, taikliais smūgiais varydama į neviltį varžovo komandą, kuriai šį kartą sėkmė nebuvo palanki. Surinkę 1888 taškus, Pacoso vyrukai džiaugiasi pergalę bendroje įskaitoje ir pagrindiniu turnyro prizu – automobiliu. Puikios nuotaikos. Tokios lyg turėtume mašiną savo rankose. Dabar jau galim pajausti tą mašiną, nes po žasvidžio dar... O ar įtakoja žaidimą, kai sužinojot, kad dėl automobilio lošit? Ne. Mes dėl pirmos vietos, ne dėl prizo. Ką manote apie savo konkurentus, kurie pateko irgi į šį super finalą? Žiauriai maladės bachūrai, ką aš žinau, labai patiko su jais, va, štai ir jis, labai patiko su jais kovoti, iš tikrųjų biškiai buvo tokių ir zlumų pačiam gale, bet labai puikiai viskas. Ar paskutiniai šie metai yra jau? Jeigu svečių teisėm priimsit, galbūt, bet jau studentų neliko mūsų gretose. Domicel.lt komanda likus 2 metimų serijoms pripažino varžovų pranašumą ir teigė, kad kitais metais sieks aukščiausių rezultatų. Sveikinam varžovus. Varžovai buvo tikrai verti, turėjom savo šansą, bet nelaimėjom. Bandysim kitais metais, tiksliau ir laimėsim kitais metais. Turnyro nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti birželio 1 dieną pizzerijoje Punto Pizza. Uždarymų metu čempionams bus teikti ir automobilio rakteliai. Bravo, brosėlį, bus Pacosą!